Labą dieną, šiandien yra sekmadienis, oras biški pasikeitęs, turiu puslelinę ant lūpos, jaučiuosi negerai ir viskas. Taip, įvarau vėl į Jonavos Longhilo trasą, paraidant ir žiūrėsiu kaip seksis, nes vakar tai ta saulė švietė labai, tai įvažiuoji į trasas, tai atrodo nematai tų trasų, per daug tamsų ir per daug apaugę viską, neina matyti atrodo. Ir atrodė, kad grybavau vakar, tai šiandien galbūt geriau seksės. Nu ką, biškį supirkau geinsų, biškį šausim geinsų, kaneliai 6, 3 tos juostos picyčių gabaliukų, 2 blinai picos kažkokios, nu žodžiu, ir 3 varškės, biškį šausim geinsų, sakau, į masę, nes jaučiuos per daug lieknas, reik svorio. Sekmadienis pirmas važiavimas, važiuoju paskui Mantą. Oba! Ką žinau, visai neblogai, kaip pirmas važiavim. Važiavam? Nu gerai. Gerai, važiavam? Nu ką, antras važiavimas, sekmadienio diena. Prisistabdau. Čia be stabdžių reikia eit visur. Lemba. Ką? Jo, aš tai ten labai Nu ką, važiuoji? Man tas tinginys, ką tik privalgė čeburekų, kibinų, nepavažiuoja. Su viena ranka ekstremaliai važiuoja, kaip matau. O, kurmė! Čiut batoną nekaliau. Eik tu sau. Taip užfeilinau. Mes važiuojam, varyk, ai varau, aš nesuprantau, kas kur varo. Aš varau į raudoną, ir eskę. Eik tu nafig. Ne, į eskę sakiau. Oi, tu sa... Ką? Ne. Kur važiuojama dėl tų vietų? Oi, tu nafig koją pamečiau. Oba. O, kurmi, tu čia stovi. Kas čia buvo, nukrito?
Padėsi dyfo. Ką jisai čia skrido iš kažkur? Iš kur? Per drąsiai važiuoja, vadinu. To ką čia tau padėti, nesuprantu. Nebereikia. Turbūt. Galiu padėti. Ką dar vienas važiavimas, esu po pavalgymo. Bandau nugalėti hoperio baimę, reik šokt, bijau šokt, visada dėl to čia taip susikaustęs važiuoju šiomis dienomis. Atsirado baimė, nežinau iš kur. O, kurmi! Blet! Eik tu! Nahui, blet, kurva! Tai aš galvojau, tave įvažiuosiu. Tai šaukės važiuoju. Kurmi, kauškinės. Nu ką, dar vienas važiavimas, važiuoju visur susikaustęs, nes bijau hoperį šokt. Tai va, tik dėl to. Atvarau! Blet, kaip arti! Eik tu nafik čiut ne į medį, karočią, nahu, nevažiuosiu daugiau. Nepavažiuoju visiškai. Nahu su tais hoperiais čia kur. Na, aš galiu važiuoti pirmas, pamatysi, kiek aš pristosiu prieš hoperį. Tai tu nesabijęs tau lėkti, gal? Tu durnas, tai aš, blet, nenoriu krist ant priekio. Tai jeigu stabdytės, tai trenksi. Tu durnas. Aš tau rimtai sakau. Ai, nahui, bijau važiuoti. Bijau, nahui, nežinau. Nu, baisu ir viskas. Nevažiuosiu. Ai, tu varai, nuvarėk. Nu gerai.
Aš tai greit iškart sakau, niekur nevarys. Nu šitą tik off-camberį greit lėks. Ai, tu savo. Gerai. Žiūrėk, aš off-camberį dabar ausiu. Aš net nežinau, ar aš filmuoju, ne? Ai, tu nafig! Oi, tu sakai paskratė. Tai va, kad kurva. Blet, va čia aš bijau labai. Ai, tu nahui! Kurva! Ai, tu nahui, kurva, kaip bijau. Nevažiuosiu, nahui. Ai, tu na. Nevažiuosiu, na. Ledėjas, kaip važiuoju, nes bijau, na. Ai, blet, aš gavau per užpakalį ir per dešrą. Safe modu važiuosiu. Oi, tu na. Ai, tu savo atrodo neperšoksiu. Ai! O, kurmi! Kas ten išlindo? Ai, čia jisai išlindo? Manom. O šiaip gerai, nevariau, sakai? Gerai. Gerai. Tu, na! O! O, kurmi! Ai, tai yra šok. Aš sakau, vis atrodo, kad aš sulėtintai važiuoju. Čia labai geras gruntas, dabar pasidarė mažiau žvyriaus. Va, čia taip važiuoju. Čia, oba! Oba! Ne, čia tai man blogai. Ai, tu! Nahui! Kai jobinau. O, kurva, jau šiandien neberaidinsiu. Jo, man gerai aš. Nu ką, esu po krešo, pasiėmiau užkandėlės ir dabar filmuosiu, kaip kiti vat raidina. Bet smagaus žiūrėjimo, nu, nes vis tiek įdomu, ką nors iš šono pamatyti, kai raidina. Ten matau, raideriai atsistoja jau, šypsosi, tik nežinau, kur važiuos. Bet filmuoju, važiuoja va vienas. Dva, varyk! Dva, varyk! Nurūko, tu kaip greit, atvaro Artiomas.
Antoškės draugas. You can't park here. I'm sorry. O, da pavogė dviratį. Pavogė dviratį. Kurmi kaip kietai. O taip dabar filmuosiu. Bėgsiu į kalnus su varške. Tai va, einu užsimt kažkokį spotą ir pafilmuosiu jums. Tai va. Dar skrenda vienas raideris. Kur važiuoja, žiūrim. Sau nuvažiavo. Šiaip netaip nuvažiavo, nepašneku, šiaip netaip nuvažiavo. Maniau mirs, bet nemirė pasirodo. Tai va, nu ką, einam toliau su savo kompanė. Ieškot raiderių. Dar važiuoja raideris. Ui, tu nafikai nuskrido. Net šiktelėjau. Šiaip nešiktelėjau, tiesiog. Taip nuskrido, kad net nespėjau. Aš taip tik vat kamerą iškišau atrodė ir viskas. Maro čia kosmosas, eik tu savo. Važiuoja dar raideris. Nuputė. Lyg vėjas. Ui, tokai nuputė. Aš pilną burnoj varškės turiu. Nes valgau dabar. Todėl sunku kalbėti ir suprast, ką aš šneku. Tai va. Labai mažai važiuoju, nes tikriausiai daug kas šią sekundę ilsisi. Tai stoviu tokiuose spotose, kur galima pamatyti, kaip skrenda rider. Tai va. Vėl tas pats atkočioja. Labai susikaustęs važiavo. Bet ko nepadarysi dėl greičio, kai sakoma. Jei nori būti greitas, turi mokėti atsipalaiduoti. Šiandien aš tarkim neraidinu, nes susikaustęs nuo vakar važiuoju. Ir va tiek kaušiausi, kad plausi gerai medį. Tai va, jaučiau kelis varžtus pamečiau. Ne iš galvos, bet iš dviračio. Tai va, to toliau viskas gerai. O dar atvažiuoja raideris, matau. Einam žiūrėti greit. Oba, važiuoja. Eik, tu savo kurmi. Neatvažiavo, nes loseris pasirodo. Loseris? Ką? Bijai perst? Taip. Sako, bijo perst. Ne, tai tau reikėjo čia atvažiuoti. Taiga, I'm on the movie. Nu ką, atvažiuoja Edva iš Jonavos. Sako, eskė pafilmuoti, tai dabar, kai tikras kamermenas užfilmuos aš jį. Skrenda. Kietai nurūk. Atvažiuoja vėl Edva. Ir nuputė. Vau, kaip kietai. Hey, don't kill me. Dar atvažiuoja vienas. O, kaip nuputė. Kaip kietai. Vėl važiuoja Edva. Važiuoja dar vienas raideris. Bandysiu užkaudyti aš jį. Ai, tu savo kaip nurūk. Kur, nu tai nuputė. Ai, tu savo kaip nuputė, net nespėjo aš jas filmuoti nieko. Ai, tu savo kaip varo Edva. Šoka! Hova! Keistas bišt. Nu ką, visi tie, kas galvojo, kamermeno darbas labai lengvas, tai patikėkit. Prakaitėlis muša konkrečiai jau. Tai va, pompa belė kokia. Bet viskas gerai. Filmuot galima. Tai laukiu toliau. Šiaip realiai noriu nueiti į apačią, nes nežinau, kiek valandą aš turiu to išlėkti iš tos Jonavos. Taigi. Ai. Tado mama, jeigu žiūri, tai Tadas tau linkėjimus perdoda. Nes Tadas visada prašo, kad perdočiau linkėjimus. Tai Tadas dabar šitą video, kai matys, bus labai patenkintas. Taigi. Atvažiuoja. Tu savo kaip nurūko greit. Dabar jums parodysiu, kur išsitaškiau aš.
Tai ant greičio nešiausi čia peršokau, eik tu nafik, kokia gili duobė. Kaliau, skridau ir va į šitą medį va kaliau su pečiu. Kaip manat, kam labiau skaudėjo, man ar medžiui? Aišku, man. Tai va, čia nukrešinau, čia nusirašiau, čia vartaliojau, čia va kažką kabinau ir karočią išgyvenau, viskas okei. Jaučiu, dar kažkas gal atvažiuoja. Realiai nematau nieko, o kadangi nematau, tai leidžiuosi žemyn. Čia aš! O, atvaro Edva. Skrenda. Oi, tu kaip nurūko greitai. O čia tai maladės. Maniau, dar kažkas atvažiavo, bet tačiau nuvažiavo kitur. Ai, čia visi kitur važiuoja, žiūrim, kur važiuoja. Čia suka matau. Važiuoja, šoka, vaidina. Vipas. Jeigu rimtai vipo nebuvo, nuvažiavo, čiutbermą išėmė. Tai va, aš varau į apačią, nes man laikas dega. Esu labai užimtas žmogus, nėra laiko, kada čia to jaunavoj būti. Reikia judint bulkas ir vyniot meškeres iš čia, kaip sakoma. Taigi? Nu ką, sveikinus, baigus peržiūrėti sekmadienio antrą video. Nu, tipo, iš savaitgalio video tą pratesimą. Tai vat, ir vėl esu geriausiam Kauno servise, tai traška braška, Panerių 51. Tai vat, kas norit užsukėt, susitvarkykit savo dviračius, bei atsinaujinkite norimas detalės. Tai vat, spėkit, kas čia, nieks neatspės, tik aš vienas žinau, kas čia yra.